Sveiki. Grūdų demonizavimas arba kaip nusipirkti sveikatą už 50 euro centų. Labai daug žmonių šiandieną paslysta ant vadinamosios grūdų kortos. Tai yra, vyrauja du kraštutinumai. Vieni vartojame per daug rafinuotų grūdų, miltų, jų gaminių, bandelių ir taip toliau ir panašiai, o čia yra tiksinti bomba mūsų sveikatai. Kiti imame gyventi sveikai, laikytis dietų ir beglitimės mitybos, kuri iš tikrųjų, mes daug paslystame, daug kas ant jos, ir beveik iš viso eliminuojame grūdus iš mūsų raciono, maitindamėsi, sakysim, daržovėmis, uogomis, taip pat kokiais baltymais, mėsa, žuvimi. Nesgi žuvyje tai slypi omega 3, nesgi daržovėse, vaisiuose, taigi yra pilna fitochemikalų. O kas yra tuose grūduose? O grūduose slypi mūsų ląstelių gyvybė ir gyvybingumas. Tai šiandien noriu reabilituoti grūdus, žinoma, visaverčius grūdus. Taigi, ankstesnėse laidose jau esu kalbėjusi, kad žmonijos sveikata apskritai tiek fizinė, tiek psichinė, tiek emocinė ženkliai smuko žemyn po to, kai buvo atrastas grūdų rafinavimo procesas, ir tai buvo XIX amžius. Ir jau tada mokslininkai prieš 100 metų pradėjo perspėti ir tyrinėti, kad visaverčiuose grūduose, nerafinuotose esančios medžiagos yra mums gyvybiškai svarbios ir jų eliminavimas turės katastrofiškų padarinių. Ir jau 20 amžiaus vidury mokslininkai pradėjo tyrinėti ir atrasti tokius nuostabias medžiagas esančias grūduose, lipidus ir sterolius, ar ne? Ir lipidai yra kilę iš graikiško žodžio lipos, riebalai. Tai labai panašu į lietuvių kalbą, lipnus ar ne, lipos riebalai. Ir štai ką apie nuostabiuosius lipidus rašo Visuotinė enciklopedija. Lipidai yra organizmo energijos rezervas, svarbiausias biologinių membranų komponentas, reguliuojantis jų pralaidumą, fermentų aktyvumą, ir lipidai svarbus organizmo tiek imuninėms reakcijos, nervinio impulso sklidimui, raumenų susitraukimui, ląstelio tarpusavio ryšiams palaikyti ir taip toliau ir panašiai. Steroliai yra esantis grūduose, yra dar kita medžiaga, tai yra tokie kristalai, ir apie juos, jeigu apie jų naudą trumpai, tai dabartiniai Amerikos ir Europos mokslininkų gausus tyrimai rodo, kad vartojant po 2,5 tūkstančių miligramų augalinių sterolių per parą, cholesterolio rodiklį įmanoma sumažinti nuo 6 iki 15% ir taip labai pagerinti širdies darbą. O paprastai šiuolaikinis žmogus vartoja daugiau negu 10 kartų mažiau tų sterolių. Taigi, kas manęs klausėtės anksčiau, ankstesnėse laidose aš esu pasakojusi apie prieš 100 metų, 20-aisiais, tokio sero Roberto Makarisono atliktą tyrimą su žiurkėmis, kurių metu žiurkės buvo padalintos į dvi dalis. Vienai yra duoti miltai iš šviežiai maltų visaverčių grūdų, o kitai yra duota tokia tuometinių vargingųjų britų dieta iš bulkos, margarino, saldžios arbatos su pienu, mėsos konservų prastų ir uogienių. Ir iš esmės tai labai panaši dieta, kurią valgo dabar daug žmonių. Aš ką matau, kas yra perkama prekybos centrų krepšeliuose, ir daug vaikų, tik tai keičiasi šiek tiek, tai yra picos, tai yra spurgos, bandelės, prekybcentriuose perkamos vištų šlaunelės ir taip toliau. Ir štai, tos žiurkės elgiasi skirtingai, tos visaverčių grūdų maitinamos žiurkės labai gerai augo, priaugo svorio,
gerai maitinasi, tai yra jų kailiukai blizgėjo, jos dauginosi ir jos puikiai sugyveno su kaimynėmis. Antros grupės, tas vargingųjų britų ar dabar sakysime lietuvių grupė, žiurkių elgėsi labai keistai, jos svorio mažai priaugo, jų forma buvo keista, jų kailiukai buvo nutriušę, bet svarbiausia, jos elgėsi agresyviai, jos blogai sugyveno su kaimynais ir į 60 dieną pradėjo viena kitą žudyti ir ėsti. Taip, kai pasižiūrime, labai stipriai nepolitikuojant, bet kas vyksta rinkimų metu ar socialiniuose tinkluose, tai man atrodo, mes valgom labai mažai nevalytų grūdų. Tai gerai, tai buvo prieš 100 metų ir tai buvo žiurkės. Ar yra naujų tyrimų? Taip yra. Štai naujas 20 metais publikuotas tyrimas, nuorodą aš įkelsiu, atliktas su žmonėmis, teigia, kad vien pakeitus grūdus iš rafinuotų į visaverčius grūdus mityboje, tai yra avižos, ryžiai, kviečiai, ženkliai pagerėjo tiriamųjų bendro cholesterolio rodiklis, MTL rodiklis, hemoglobino ir CRB, reiškia uždegiminis rodiklis. Kitas tyrimas, paskelbtas Amerikos medicinos asociacijos žurnale, parodė beveik 50% išeminio insulto rizikos sumažėjimo žmonėms, kurie vartoja pilno grūdo produktų. Dabar, kur gauti visaverčių grūdų ir kiek mums jų reikia? Svarbiausi šaltiniai tai yra nešlifuoti, ko beveik nėra parduotuvėse. Nerafinuoti ir nešlifuoti grūdai, tai yra avižos, grikiai, juodieji, rudieji ryžiai, soros, rūgiai, kviečiai, miežiai, ankštinės, sėklos, riešutai. Iš esmės, jie turėtų būti tokie, kuriuose veistusi taip ilgainiui, jeigu sumaltume miltus, kirminai ir vabzdžiai, nes jie būtent maitinasi lipidais, steroliais, jeigu ten, kaip sakyti, nėra ką vabalams valgyti ir mums nėra ką valgyti. Kiek reikia? Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja nuo 6 iki 11 porcijų per dieną. Tai yra pusę kilogramo sveiko, nevalyto grūdo riešutų sėklų per dieną. Ir tai turi suvalgyti jūs, jūsų sutuoktinis, jūsų vaikai, jūsų studentai, jūsų tėvai, kaimynai ir taip toliau. Ar tai įmanoma? Labai norint, turbūt įmanoma, nes pavyzdžiui, Okinavos gyventojai, azijiečiai, jie labai daug valgo tų nešlifuotų riebalų, tai soros, sojos ir taip toliau ir panašiai, gal ir suvartoja, už tai taip ilgai ir gyvena. Aš ką darau? Ir ką jums noriu parekomenduoti. Aš kasdien suvalgau minimum pusę kilogramo sveiko nevalyto grūdo, iš esmės lipidų ir sterolių iš pusę kilogramo. Norit parodysiu. Kasdieną suvartoju šitą kapsulę 3NN, 3 viename. Tai yra gerieji riebalai, lipidai ir steroliai iš kviečio gemalo, sojų sėlenų, ryžių lobelių išspausti. Kaip jie atrodo? Šiandieną aš tiesiog prakirpau ir noriu jums parodyti, kas tai yra. Va, matot, net nebėga toks kaip vaškas, riebalas ir labai, kaip duona kvepia. Tokia kaip, nežinau, labai skaniai kvepia. Tai va čia yra mano ta grūdų porcija. Kartais aš vartoju ir daugiau, jeigu noriu turėti daugiau energijos ar kažkaip tai sveikata tokia, ne 100%. Taigi, kas čia yra? Čia yra pirmasis pasaulyje natūralus papildas iš maisto, kai mokslininkai prieš ano amžiaus 5 dešimtmetį tyrinėjo lėtinio nuovargio sindromą ir kodėl žmonių tiek psichinių problemų ir taip toliau. Jie sukūrė šitą papildą, jis yra patentuotas, 3 grūdų mišinys ir su juo jau yra atlikta labai nemažai tyrimų, kurių norėčiau keletą parodyti, kaip galima su šitokia, kaip sakyti, kapsulyte pakeisti savo sveikatą. Ir štai
1987 metais Amerikos Teksaso universitetas atliko klinikinį tyrimą ir, cituoju, rezultatai buvo, cituoju, dramatiški, kaip jie sako. Vartojant po 3 kapsulės tokias per dieną, šitų lipidų sterolių vos per 20 dienų dvigubai pagerėjo kraujagyslių ir širdies tokio vystymosi žymuo. Tai tiesiog augimo ir vystymosi faktorius, kas yra labai svarbu, nes mūsų organizmas kasdien atauginėja organai, atauginėja kraujagyslės, ar ne, augimo faktorius dvigubai išaugo per 20 dienų. Taip pat dvigubai išaugo maistinių medžiagų efektyvumas ląstelėje ir šalutinių produktų iš ląstelių šalinimasis. O tai reiškia, kad ką mes suvalgome, dvigubai geriau įsisavina ląstelę, ten ar morkas, pomidorų, ką bevalgytumėm, ar papildus kitus, ir išeina šalutiniai produktai. O labai svarbu ne tik kas įeina, bet kad galėtų kas išeiti. Ir buvo irgi prieš ano amžiaus vidury tyrinėjimai Holivudo presbiterijonų ligoninėje buvo pastebėta, kad kai prie vitaminų mineralų kompleksą įdedamas šitie lipidai steroliai, žymiai geriau tiesiog sveikata pasitaiso, daug geriau įsisavinami tie vitaminai mineralai. O be šitų lipidų sterolių tiesiog kaip į kiaurą maišą kartais valgyk nevalgys, nėra tokio efekto. Tai va. Tai štai, jeigu yra sakoma, kad sveikatos už pinigus nenusipirksi, aš sakau ir sakysiu, nusipirksi, kol dar nevėlu. Ir va šita kapsulė, kurią galime įdėti savo vyrui, žmonai, ar ne, sutuoktiniui, vaikui, studentui, seneliui, kainuoja per dieną 52 euro centai. Tai tiek. Šiandien čia buvau aš, Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė, ir manęs ieškokite Facebook profilyje sveikatos žurnalistė, YouTube kanale, kur aš sukeliu visus šitas transliacijas, ir svarbiausia, užsukite į svetainę www.sveikatosžurnalistė.lt, kur aš įkeliu naujausius įrašus su visais moksliniais tyrimais, kas mėgsta pasiknaisioti, kas mėgsta šitą nuostabę sritį. Kur įsigyti, aš įkelsiu komentaruose, įsigyti galite sveikatosžurnalistė.lt parduotuvėje. Šis kompleksas vadinasi 3NN, kas norite pirkti tiesiai iš gamintojo, irgi įkelsiu nuorodą. Galite imti papildą. Galite valgyti tas 6-11 porcijos sveikų nevalytų grūdų. Tai yra jūsų pasirinkimas, bet mes turime gauti šitų gerųjų riebalų lipidų sterolių, kurių nebėra mūsų miltuose jau daugiau negu 100 metų. Ačiū už dėmesį. Ate.